Rugsėjo 1 šiemet visi mokytojai, mokiniai atėjo į mokyklas su siuvinėtais šitais tautiniais rūbais. Ar daug kuris mūsų vyras apsirengs va taip va kasdien, ir ten ir politikai, ir prezidento vaikai visi su višivankom. Tai yra smulkmenos, bet jos parodo tikrąją dvasią. Ir pagalvojus, kad mus dabar terrorizuotų 10 mėnesių, kaip terrorizuoja ukrainiečius, mes ką, atsilaikytume? Jeigu dabar mūsų saugumas kalbat, ar ne? Žiūrėkit, per žiniasgi parodė. Visagino merė sėdi su Rusijos ambasadorium, kuris žada Visaginui aukso kalnus. Klausykit, tai ką jau dabar pas mus Lietuvos užsienio politiką daro Visagino merė? Tardamasi dėl kažko su Rusijos ambasadorium? Tai čia pradedant nuo mažiausių dalykų iki stambiausių dalykų, deja, Lietuva tikrai nepasiruošusi. Dėkojame Marijai. Mano gyvybė iškilo realus pavojus, žinokit, nes buvo atėjęs partizanas Briedis, jis mane taip pasižiūrėjo tokiu smerkiančiu žvilgsniu, supratau, kad yra bėda, nes aukštakošė, gerbimieji. Partizanas Briedis labai skanę košį išvirė taip, kad aš nerizikuoju savo gyvybę, nes jis sakė, man tai reiškia pasibaigsi. Tai dabar, gerbimieji, padėkojam nuostabiems diskusijos dalyviams. Ačiū. Taip pat norėčiau keletą tokių dalykų informuoti. Kažkodėl tėveliai nesinaudoja darželio paslaugomis. Veikia partizaniškas darželis, galit priduoti savo vaikus. Nemokamai. Atvyko ir Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius, kviečiame jį. Labai diena, mėly tie vyrai, kurie prieš jau dabar daugelį metų žuvo čia nelygioje kovoje su okupantu. Manau, kad ten aukštybėse jie džiaugiasi, kad šita vieta Trakiniai atgyjo, kad jinai sulaukė kasmet tokių gražių jaunų Lietuvos patriotų ir ypač dabar, kada vėl atgimsta ta Putino imperija, kada vėl 21 amžiaus pradžioje žūsta Ukrainos jaunimas nelygioje kovoje su okupantu, tai šitas renginys tampa, iš vis įgauna dar kitą didesnį prasmę. Tai aš linkiu visiems čia ne tik tai gražių diskusijų, kad gamta čia srovenančia virinta, kuri tuoj prisipildys lašišų, nes čia yra jų nerštavietės. Tai sėkmės visiems ir ačiū organizatoriams Mindaugui ir visiems kitiems. Ačiū. Dėkojame merui. Dabar kviečiu atskirai ceremonijai pulkininko Prano Saladžiaus 9-osios šaulių rinktinės vadį Astą Tydikinę. Labai džiaugiuosi, kad labai gražus turys, po rekonstrukcijos, aišku, pilni visi emocijų, bet šiandien aš turiu atlikti dar vieną misiją, kuri man teikia irgi labai geras emocijas. Ar jau papietavę visi? Tai tada aš labai noriu jūsų akivaizdoje įteikti Lietuvos šaulių sąjungos vado padėką mūsų antrosios kuopos kūrio vadį Janinai, kuri šiandien jums virė košę, o šiaip ištisai būna kaip pavyzdinga, sąžininga, darbšti su maniai ir labai draugiškai visą laiką visus renginius atsiliepia ir atsakingai vykdo šauliškas pareigas. Janina. Ir dar su didesniu džiaugsmu už aktyvę šaulišką veiklą, atsakingą šaulio pareigų vykdymą, didelį asmeninį indėlį ir pasiaukojimą bei organizacinius gebėjimus, projekto Rakinių partizanai organizavimą ir vykdymą, 3 laipsnio Šaulių sąjungos pasižymėjimo ženklų už nuopelnus Šaulių sąjungai apdovanojimas Norbertas Černiauskas.
knygos turinį apie Balio Vaičėno sąsiuvinius, dienoraštį ir kitą palikčių asmens draugas, kovos draugas, asmeniškai. Kai duoda kareiviai ten kasė ir paguldė daug brolių greta milžinų, o viešpats jų priglaudė dvasią ir paguldė daug brolių greta milžinų, o viešpats jų priglaudė dvasią. Pasakyti, kad kas tai yra, norėčiau paaiškinti, kaip ją pavyko padaryti ir trečias dalykas, kaip ją naudotis ir kaip elgtis, nes čia atskiras dalykas, knyga turi savo gyvenimą ir pradeda jį gyventi. Žmogaus partizanų, Aukštaitijos partizanų vado Balio Vaičėno mūsų tarpe nėra 63 metai. Mes nežinome, kuris. Kad pavirtęs kaip ąžuolas girių puikus, lauks teismo dienos.